Modesta 21 vieta Europoje, tikrai aukštas pasiekimas, kaip pati vertini šiandienos bėgimą, atrodė pradėjai labai ryžtingai. Tikrai vertinu savo nuomonę 10 iš 10. Tikslas buvo po vakar šiandien pasirodyti kiek įmanoma arčiau vakarykščio rezultato. Pasižiūrėti, ar aš galiu demonstruoti tą patį intensyvumą, tą patį lygį 2 dienas iš eilės. Ir kaip matom, rezultatas iš esmės toks pat, tos kelios šimtosios labai didelio skirtumo nesukelia, tai labai džiugu, kad mano kūnas ir psichologija yra pasiruošusi demonstruoti aukštus rezultatus kelias dienas iš eilės. Apskritai žiūrint į varžovių rezultatus, atrodo, kad 400 metrų rezultatai yra bene labiausiai progresuojantis, nes galim prisiminti ir mūsų tavo pirmtakės Agnės Širkšnienės pasiekimą Europos čempionate 18 metais. Panašus kaip tavo rezultatas leido užimti 6 vietą Europoje. Ar tu ir pati pastebi ir kaip manai, kas lemia tą tokį šuolį, ženklų rezultatų šuolį? Tai dabar net socmedijai ir tarptautinės spaudos ir sportininkų keliauja toks terminas trackflation, lengvos atletikos infliacija, nes rezultatai kyla ne tai, kad po truputėlį, bet tiesiog šoka kreivė aukštyn. Ir vien šiandienės rezultatai matom, kad kiekviena mergina pasiekė savo asmeninius rekordus ir ten ne po 1 ar 30-asias, bet kas po pusę sekundės, kas po visą sekundę nukerpa nuo asmeninių. Be abejo, sąlygos yra tiesiog tobulos sprinto rungtim, karštis kaulų nelaužo, tai sąlygos tikrai turi įtakos, bet ir merginų lygis yra, tikrai tokio niekada dar nėra buvę. Europietės bėga absoliučiai visiškai pasaulio čempionato ritmu. Pačios bėgimas buvo beprotiškas, tiesiog 4 merginos bėgo greičiausiai gyvenime ir dar viena gerino sezono rezultatą, tai kažkokia beprotybė. Tai kaip ir minėjau, visiška trackflation, rezultatai kyla ir labai džiugu, bet ir labai stipriai spiria į užpakalį, kad reikia dar labiau pasistengti, reikia dar griežčiau žiūrėti savęs, dar griežčiau stebėti, kas veikia, kas neveikia. Ir manau, čia tik dar didesnis skausmas treneriui. O ar šis sezonas jau baigtas, ar dar turėsi kažkokių startų? Dar planuose yra keli startai tikrai, dėl to, kad birželio 24 dieną atsidaro kvalifikacinis periodas į kitų metų pasaulio čempionatą. Rugpjūčio turbūt. Taip, rugpjūčio 24 dieną. Tai jau norėtųsi įsimesti kelis rezultatus į reitingus, kad kitais metais galima būtų šiek tiek ramiau neskubėti ir koncentruotis į pasaulio čempionatą. Kokiomis mintimis pasitikai šį rytą, kiek buvo to spaudimo, ar atvirkščiai gal visiškai atsipalaidavusi žengė į tą kelią? Šiandien tikrai jau jokio spaudimo nejaučiau, psichologinė būsena buvo tikrai daug ramesnė, buvo tas labai malonus jaudulys, kuomet jisai neatima jėgų, o tik tai suteikia tų papildomų tokių sparnų, nors jautėsi, kad kojos tikrai nėra pačioj šviežiausiai būsenai, bet žinojau, kad olimpinėse lygiai taip pat antrą dieną, kai bėgau, nesijautė to šviežumo, bet rezultatas buvo žymiai geresnis. Tai žinojau, kad nereikia kreipti dėmesio į tokius dalykus, patirtis visą laiką duoda savo. Tai tikrai džiaugiausi ir įžengus į stadioną galvojau, pasisemk viską, pasimėgauk, pasidžiauk akimirką, nes tai tikrai nesitęs ilgai. Ačiū.